Lietuvių kalbos daiktavardį žinia turi dvi giminės. Pragmatiniais sumetimais kartais tenka atsiriboti nuo daiktavardžio giminės arba ją apibendrinti, tarkime, pavadinti vienos grupės žmonės, kurioje yra ir tos lyties žmonių, vienu žodžiu. Ir va šitas reiškinys yra giminės neutralizacija. Pavyzdžiui, išrinktas gali būti šalyje prezidentas arba prezidentė. Rektorius gali būti universitete arba rektorė. Įmonę valdyti gali direktorius arba direktorė. Tai yra kokios lyties žmogus, toks ir pavadinimas. Bet turime, pavyzdžiui, pareigas, turime rūmus, turime kanceliariją. Ir va čia klausimas, su kuogi reikia derinti. Ir būtent giminės neutralizacijos reiškinys mums sako, kad lietuvių kalboje mes galime sakyti prezidento rūmai, prezidento kanceliarija, prezidento buhalterija. Na ir taip toliau, kas ten aš neįsivaizduoju, tuose rūmose gali veikti. Na ir prezidento, direktoriaus, rektoriaus pareigos. Skelbimas. Skelbėme konkursą rektoriaus pareigoms. Skelbėme konkursą direktoriaus pareigoms. Skelbėme konkursą valytojos pareigoms. Ieškoma valytoja, valytojas, arba atvirkščiai, valytoja, yra greičiausiai anglų kalbos įtaka. Lietuvių kalbai to nereikia. Neutralizuotas atvejis, ieškomas valytojas, sako, kad reikia mums ir vyriško, ir arba vyriško, arba moteriško. O visas šiuolaikinis dirbtinis giminių kartojimas, kur reikia ir kur nereikia, arba mėginimai suvelti giminės, ir tokių mes atvejų matome, yra nekas kita kaip anglų kalbos įtaka, ten mes žinome, kokia padėtis su giminėmis, arba apskritai lietuvių kalbos nemokėjimas.